Plėšikas Panevėžietį iš ausų išvėrė auskarus, nuo pirštų nutraukė žiedus. Policijos pareigūnai perspėja, kad tokių plėšimų daugėja, tad gyventojai turėtų būti atidesni. Panevėžio policija ieško įžūlaus nusikaltėlio, kuris panaudodamas fizinį smurtą apiplėšė moterį. 39 metų moteris patyrė daugiau nei 2000 litų nuostolį. Nepažįstamas jaunuolis pavartojo smurtą. Moterį teko iš ausų išverti 5 auskarus, numovė 3 žiedus, pagrobė rankinę, kurioje buvo keletas mobiliųjų telefonų, asmens dokumentas, raktai, kosmetika ir 10 litų. Pasak Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės spaudai, plėšimų gatvėje ypač tamsiuoju paros metu daugėja, tad gyventojai turėtų labiau pasisaugoti. Anksti tamsta ir žmonės gatvėse pastaruoju metu nesijaučia labai saugiai, kadangi padažnėja atvejų, kai ypač iš pagyvenusių moterų, nepilnamečių moterų, kurios vėlai grįžta į namus, jaunuoliai atiminėja rankines, mobiliuosius telefonus. Tad pareigūnai prašo miesto gyventojų, moterų, kurios grįžta į namus vėlesniu paros metu, tamsiu paros metu pasirinkti saugesnį namų pasiekimo būdą. Dėl įvykio, per kurį panaudojęs fizinį smurtą vyriškis pagrobė moters papuošalus, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Spalio 3 dieną 2:38 minutės Panevėžyje Nepriklausomybės aikštėje rastas ir greitosios medicinos pagalbos į ligoninę pristatytas 1956 metais gimęs panevėžietis, kuriam medikai diagnozavo galvos traumą. Panevėžio apskrities ligoninės priėmimo skyriuje vyras mirė. Policijos pareigūnai prašo asmenų ėjusių iš klubo ir mačiusi įvykį paskambinti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkui šiais telefono numeriais 503 028 arba 86 86 75 248.